Tai treneri, 7 pergalė iš eilės, kaip jaučiatės? Jaučiuosi stebuklingi ir mes jaučiamės taip. Nuostabūs dalykai dedas šiuo metu mūsų komandai ir šitoj lygoj, kad atrodo, kas būtų paklausęs ar pasakęs, kad pradžioj sezono mes 7 kartus iš eilės laimėsim, tai tikrai niekas nebūtų patikėjęs. Bet šiuo metu taip yra ir Panteriai tikrai labai, labai stipri komanda. Ir jie pastaruosius kelis metus mus daužė, bet vakar reiškia pasitikėjimas savo jėgom, susižaidimas ir daug dalykų, kas komandiniam sporte veikia, o būtent šiuo metu suveikia mūsų komandai. Tai dabar beliko labai nedaug ir gali vykti dar nuostabių dalykų. Tai labai džiaugiamės, sveikinam visus mūsų fanus, mūsų žaidėjus su tuo. Tai manau, kad jautėsi turbūt pirmą kartą po daugelį rungtynių, kad fanai nenori išeiti iš čiuožyklos, nori likti čia, kiekvienam paspaus ranką, pasveikinti. Tai labai nuostabus momentas. Ir pirmieji 2 kėliniai buvo šiek tiek sunkesni negu vakar. Ar nustebino, ar gal kažkas nesigavo pradžioj? Ne, aš sakyčiau, kad Panteriai labai gerai nusiteikė. Nusiteikimas jautėsi dvikovose, greitis. Mums reikėjo juos vytis pradžioj. Nors ir tą žinodami, bet tiesiog nepavyko labai greitai įeiti į rungtynės. Bet kažkaip tai fortuna mūsų pusė kol kas ir vėlgi vartininkas patraukė vieną kitą gerą progą ir mes taip įsibėgėjom ir nepasitenkim atgal ir jautėsi paskutinės 10 minučių, kad mes taip norėjom laimėti, taip ėjom į priekį. Tai atrodo, kad dar 10 minučių ir mes įmušime dar 2-3 įvarčius. Ir Panter atsivežė 14 žaidėjų ir mano, tai galėjo būti veiksnys, kad būtent Pankai laimėjo 3 kėlinį? Iš tikrųjų tai veiksnys, kad jie nesivežė dar 2 gerų žaidėjų, tikrai gerų žaidėjų, tai tikrai palengvino mums tai, bet aš sakau toliau, kad pasikartosiu, mes tiesiog dabar tokiame esam hype, kad viskas segasi, mes galim iš blogo žaidimo vėl grįžti gerą ir kažkaip tai viskas klijuojasi ir pradėjom tikėti, kad mes galim kažkur nueiti šį sezoną. Ir šiandien nieks neprieštraus, kad tai yra komandinė pergalė, tačiau 3 iš 4 įvarčių buvo tokio individualiaus meistriškumo ir turbūt puiku, kad kai kažkas galbūt nesiklijuoja, va būtent yra asmenybės, kurios imasi ant savo pečių ir tą daro. Taip. Tai šiandien lyderiai suždė puikiai, tiek Iliečius Tvirtakas, tiek Aleksas Manuel, tai puikiai jie tempia komandą, tiek ir Liukas. Tai taip turi būti tokios rungtynėse, lyderiai turi išviesti. Ir tokį klausimą, jūs minėjot, kad iš tikrųjų dabar gyvena tiesiog kiekvienom rungtynėm ir į Šalkę tų pergalių negalvojat apie patekimą į atkrintamasis. Tačiau tai turbūt nepabėgsi nuo to, visų yra tai galvoj ir dabar ateinantį savaitgalį atvyksta Mogo ir turbūt tie aukso vertės būtų taškai, bent kažkiek taškų. Ne, tai žinoma, dabar jeigu gerai sprendžiam, tai bet kokie dar 3 taškai, viskas jau mums garantuoja įkrintamasis. Tai kaip garantuoja, tai aišku, ten daug kaip sužais kitos, bet iš esmės, kad Mogo sunkus varžovas, bet taip kaip mums dabar sekasi, atrodo, kad galėtume jiem ir įkasti. Tai lauksim tų rungtynių, ruošimės ir bus matyti. Ačiū.